turbūt pagal visus paminėjimus, taip manoma, kad jinai čia nuo 13 amžiaus minima. Bet vardas paminėtas tai būtų 14 amžiui. Ramygalos vardas. Tai tai datai Ramygalų yra akmuo paminklinis, miesto centre stovi paminklinis akmuo ir ten yra viena data pirmam paminėjimui, o kita yra herbui Ramygalos. Na, herbas kita istorija. Herbą turi jums va čia, mūsų herbas. O tas paminklinis akmuo centre, tai jis čia nepriklausomybės metais pastatytas tikriausiai. Taip. Tai čia visi šitie paminklai mūsų yra tais metais, nes iki tol čia lyga buvo, neatsimenu paminklų. Va, tai tokiam, pavadinimas pats kalbininkai aiškina, kad tai yra sudurtinis, ramus galas, užtat Ramygala, čia kalbininkai. Buvo dar kitokių čia idėjų tos kilmės aiškinimų, bet jos nepasitvirtino. O kodėl sako ramus galas? Tai dabar kieno čia tas galas ir dėl ko ramus galas? Žodžiu, istorija tokia, kiek aš čia žinau, kiek esybės pasakysiu, kiek yra tose knygose, kad vis tiek tai yra vidurio Lietuva tokia ir kad tam amžiui, 13 ir tam 12 kryžiuočiai jukėjo, puldinėjo ir lietuviai besigindami bėgdavo tolyn. Na ir čia rasdavo, atseit čia stovėjus pilaitė kažkokia medinė ir va čia rasdavo prieglobstį, sakydavo kaip ramu čia, koks ramus galas, galim pailsėti. Bet čia toks nežinau. Mūsų legendos, tos, kurias vaikai turbūt žino, vat ką jie žino, tai žino. Legenda tokia, karalius su karalienė važiavo karieta pro šitą kraštą, o kadangi čia buvo apaugę krūmais, miškais, pelkėm, tai labai daug paukščių. Švietė saulė, graži diena, išlipo abudu iš karietos, atsisėdo ant kalvelės ir sako, koks ramus galas. Tai va tokia istorija. Ten variantų įvairių yra, bet to važiavim pro šalį. Su žydais kiekvienais metais organizuojama žydų genocido diena, vyksta renginiai ir jaunimo švietimas apie istoriją. Dar vyksta ožkų parado renginiais vasaros metu, kuris irgi labai siejasi su senesnė istorija, su ožkų turgais. Ir ten taip pat labai traukiamas jaunimas, nes vyksta didelė šventė, ruošiasi ir moksleiviai, ir suaugę žmonės. Vilniaus Arno Krekenavos, reiškia, čia yra tie 4 pagrindinės tos 4 kryptis, senieji keliai mūsų. Tai visur mes Ramygalą matysim ant kalnelio. Nes iš tiesų tas kalnelis apsuptas buvo pelkynų, aplink neįžengiamos girios, pelkės, tada ir tas ichtiologinis draustinis yra dar išlikęs, nes užaugę 2 ežerai, Pašylių tas ežeras, dar Gudelių, čia yra 2 ežerai. Tai tų pelkių, kiek jau melioracija nepagrėbė arba nebereikėjo, tai liko, bet prieš melioraciją tai čia buvo pelkynai. Ir legenda pasakoja, kad vaikščiojo mergelė po brūzgynus, rinko uogeles, aišku, spanguolių kisielius, tada labai tinka svečiams vaišinti, kurie čia užsuka po ekskursijos. Va, ir pavargo, tolumoje pamatė kalnelį, užlipo ant to kalnelio, atsisėdo ir sako, ramus galas. Nuo to ta vieta vadinta Ramygala. Pradėta vadinti ramiu galu, Ramygala. Tai va viena iš legendų. Tai tą legendą visada pasakoju ir tada pelkynai, pelkynai, kas pelkynuose gyvena, labai čia gražu tada pasidaro, kad mūsų herbe yra gandras. Mes kylam aukštyn pro buvusią sinagogą, kultūros centro vietoje, kultūros centras sinagogoje senoji. Ir čia stovėjo 2 sinagogos, viena medinė, kita mūrinė. Tai ta medinė yra sudegusi. Ir va tas kraštas nuo autobusų stotelės iki sinagogos tai buvo gyvenamas žydų į kairę pusę. Reiškia, į kairę čia.